Labas vakaras! Nice. Žodžiu, pas mane nesenai nakvojo mergina. Aš juokingai jau? Okay. Ir mes sutarėm pažiūrėti filmą. Ir aš jau guliu lovoj, viskas patogu, šilta. Ir ateina jinai, įlipa į lovą ir prasideda. Aš čia kojas pasišildysiu. Man šalta. Ir ateina ten kyša grūda jas aplinkui. Sakau, gal galėtum pati prie šilumos prisidėti šiek tiek. Paleidžia šaibą. Sako, čia šiltnamio efektas. Sako, aš tuoj globalinę atšilimą padarysiu. Ir mes žiūrim tą filmą. Ir vidury filmo atsisuka į mane, žiūri ekraną, atsisuka į mane, žiūri ekraną. Aš tu šaibą paleidai? Čia tikrai nėra šių žodžių? Nu jo, okei, žodžiu. Dėkingiausia, kad iš vis atėjo čia, ne? Žodžiu. Ai, vis dar jokingai? Ne, nu, come on, ne, nu, hebra, ne. Žodžiu, aš... Ne, nu rimtai, aš turiu šaut bairį, gerai, nu, tipo, hebra, nu, davai. Čia nepalaikymas. Žodžiu, buvau apklausinėjęs darbe kolektyvo skirtingų merginų. Taip, aš šnekėjau su merginom. Ne. Aš galiu šnekėti su moterim, hebra, nu nereikia įsitisinėti, dieve mano. Labuka, ne, nu tipo, nu ne, aš normaliai šneku. Ir aš išklausiau skirtingų merginų apie... Ne, hebra, nu davai, nu čia, aš galiu pereiti į kitą bairį. Žiūrėk, davai, nu, apsimetam, kad tyla, nu gerai, nu tipo, šnekėjau su kolegėm moterim ir paklausiau būtent, kokie yra vadinami X apie vyrus. Paplokit moteris, kad žino, kas yra X. Tie, tipo, nepasitenkinimai apie vyrus, tie... Red flagai, va, nu, tipo, žino, taip, super, gerai. Ir aš paklausiu merginų, sakau, nu, tipo, kokie yra red flagai apie vyrus? Ir vienas man ateina, viena. Nesu vyrai šneku, hebra, gerai. Ir aš jas užklausiu. Aš negaliu prie bairio prieiti, nu, tipo, ne. Ir aš užklausiu. Ir sako, man labai nepatinka, kai vyrai va taip padaro. Aš įsivaizduoju, jeigu tu būni kokiam klube ir mergina pamato, kaip vyras ateina, šią užkalbinsiu ir per klubą va taip eina. Iškart žinai, kad pas tave. Taip ir nubėgi toli irgi, va taip. Vienas kitam skirti. Yeah. Kitas yra būtent, kai matosi speniai. Ir aš toks, nu, tipo, sako, hipnotizuoja. Ir, tipo, moteris nešio, aš vadinu jos papnikais. Nu, ten, kur, tipo, ant spenių užsideda. Tai, tipo, ir vyram uždedam. Nu, tipo, koks skirtumas? Nebus į ką žiūrėti, bet... Yeah. Ir dar vienas yra, aš nelabai pagaunu pėdučių kojinės. Pirma, aš nesupratau, kad tai reiškia ten, kur, tipo, vos susideda. Ir aš toks, tipo, o kas blogai? Sako, jeigu svečius eit, man gėda būtų. Aš savo rankiniai ekstra kojinės laikyčiau. Jau tu taip tikrai nesirodysi. Ja. Šiaip turiu paranojas tam tikras. Buvau nuvaręs į Akropolį, norėjau žiauriai nusišikt. Nu, čia nejuokinga, palaukit. Ir aš žiauriai norėjau užsitiesti ir aš ateinu, na, žiūri, nieko nėra, okei. Aš viską iššaudau ir po to kažkoks bičas išeina. Visą laiką viską girdėjo. Ir eina plautis rankas 5 minutės. Manęs laukia, kol išeisiu. Ateis nufokins iš Šeškinės bendruomenę, va čia va šitas. Ja. Šiaip, kas čia buvo? Ja, buvo, kas čia, kovo 8, visi gavo gėles, moteris. Ja. Na, čia neploja, nu, kažkas buvo. Viskas gerai? Gerai. Ir vyram geriausias patarimas būtų, kad padovanoti gėles kaip įmanoma anksčiau. Jeigu padovanosi ryte, pasidžiaugs, juhu, gerai, viskas toliau gyvena gyvenimą. Bet jeigu tu padovanosi vakare,
jinai prisiskolins Instagramo, pamatys, kad kokie bunkiai į Balį gavo kokias atostogas. Tu ateisi, paduosi tas gėles. Aha, o kas toliau? Čia va šokoladas. Matai, kad bunkiai į Balį varo? Kur mano? Negaus. Sunkiai. Nu tai tipo... Yeah. Ir su tom dovanom, tipo, vyrai turi ten stengtis visą kitą. Moteris, nu ką, nu jos ateina, nu tipo, nu varom į lovą, smagiai praleisim laiką. Jeigu vyras per moterų dieną ateitų ir užsidėtų kokius ten avokado triusikus, jis sakytų, nu ką, einam pažaisim. Nebus iš karto, skyrybos. Jo. Šiaip toks mano vaikystės pastebėjimas, kai buvau mažas, man močiutė darydavo omletus. Ir jinai eidavo, sumesdavo tos kiaušinius. Ir aš vieną kartą perėjau ir tenais tipo paklausiu, o kas čia per baltas dalykas kažkoks? Sako, čia gaidžia sperma. Kodėl tu jos neištrauki? Pradeda plakti, po skanaus valgysi. Čivo? Pati ir valgyk, tipo. 20 metų valgiau. Ja, žodžiu. Gerai, smagu, kad moterį žvengia, čia bent jau tikra. Gerai, ačiū visiems.